Visi, kurie susiduria su tokiais dalykais vaikiškais, jums reikia dirbti su vidiniu vaiku. Ir tik tai jūs tą padarysit, niekas kitas už jūs nepadarys. Turit prieiti prie jo ir susidraugauti, jį nuraminti. Ir tada jums pasikeis, kai jis nurims, tada jau į tuos griežtus tonus ir piktus veidus galės reaguoti jūsų suaugusioji dalis, kuri galės jau adekvačiai įvertinti, jau suaugęs žmogus gali adekvačiai įvertinti, ar jis čia padarė labai didelę klaidą, ar čia atsitiko kažkokia nesąmonė, ar netgi nesusipratimas. Irgi būna žmonės supyksta, nes jie pagalvojo, kad taip yra, o iš tikrųjų taip nėra. Tai irgi toksai variantas, kad žmonės iliuzijose gyvena savo fantazijose ir jis gali supykti, nors šitaip iš vis nėra. Ir tada tas suaugęs jau adekvačiai gali įvertinti tai, o kaip vaikas negalėjo įvertinti, o suaugęs įvertinti. Ir galvoja, tai sako, tu sakai, ką tu čia dabar, ką tu čia nusišneki, taip nebuvo visai, pasėtoje kaip gynyba tada. Jau mes nenusimenam, o stojam į konfrontaciją su tuo, kas įvyko. Kaip teisme, mes ginam savo pusę. Vienas puola tuo griežtu tonu ir veidu, kitas stoja ir gina savo poziciją, va taip. O kai jūs esat vaiko pozicijai, jūs tada neginat savo pozicijų, jūs tiesiog nusimenat. Ir išklausot, va taip nuleista galva, priekaištų kažkokių, kurie buvo sakoma.